Advento kalendorius. Mintimis dalinasi Jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Ketvirtasis Advento sekmadienis. Sinonimas žodžiui adventas yra žodis lūkestis. Metams lenkant link pabaigos suintensyvėja visi lūkesčiai. Prasidėjus adventui apima ir naujos pradžios viltis. Nuo šio advento, nuo šios žiemos, tai jau nebedarysiu to ir ano, imsiuos to ar kito. Deja, viskas dažnai ir lieka tušti pasižadėjimai. Ką daryti, kad neprarastum vilties? Senajame testamente yra pasakojama apie izraelitų mūšį su amalekitais. Kol Mozė meldėsi, iškėlęs rankas, sėkmė lydėjo izraelitus. Bet vos tik jis pailsęs nuleisdavo rankas, viršų ėmė priešai. Tuomet prie Mozės priėjo du bičiuliai ir padėjo jam laikyti maldai iškeltas rankas tol, kol mūšis buvo laimėtas. Iš to kilo paraginimas nenuleisti rankų. Nenuleisk rankų, kai pavargsti kovoje su išganymo priešu ir su savo ydomis. Nenuleisk rankų, kai gyvenimas, laikantis Evangelijos reikalavimų šių dienų pasaulyje, ima atrodyti neįmanomas. Nenuleisk rankų, kai atrodo, kad Dievas yra kurčias tavo maldoms. O jei bus sunku, jei tavo lūkesčiai pranoks tave, nenusimink, bet ieškok pagalbos iš tų žmonių, kurie padės tau nenuleisti rankų ir judėti į priekį. Jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Advento kalendorius.